Iš pradžių siūlome 7 dienas nemokamo abonemento, o vėliau galima įsigyti abonementą tam tikram laikotarpiui. Paspaudžiame mygtuką pasirinkti planą ir čia turime kelias galimybės. Žinoma, tai veikia kaip prenumerata, tai yra, nėra jokių komisinių ir PEN. Jūs įsigijate tam tikram laikotarpiui, turime 3 pasirinkimus, yra mėnesinis abonementas, po kurio galima atsisakyti selmo, jei, pavyzdžiui, jis nepasiteisintų. Vėliau turime pusmečio abonementą, jis yra pigesnis, skaičiuojant vienam mėnesiui, metinis yra dar pigesnis, skaičiuojant vienam mėnesiui. Tik žinoma, šie 2 pasirinkimai jau yra įpareigojantis. Vėliau turime galimybę pakeisti produkto kodą, tai yra, iš pradžių kiekvieno kodo pradžioje buvo žodis SELMO, bet jei norėtume pakeisti žodį SELMO į bet kurį kitą, tai yra būtent ši galimybė. Vėliau pasirenkame mokėjimo būdą, kuris mus domina, už abonementą ir įvedame duomenis sąskaitai. Dabar įvesiu bet ką. Bet ką kaip privatus asmuo, ir čia turime galimybę atlikti mokėjimą už abonementą. Tas pats yra ir su mėnesiniu abonementu. Pavyzdžiui. Apmokėsime, tarkime, kortele. Čia yra galimybė pakeisti į eurus ir aš čia pridedu dar tokį reklaminį kodą 20% abonemento. Šiame 20 ir įvedus šį kodą kaina sumažėja, turime galimybę atlikti mokėjimą. Apskritai čia dar pridedamas tas produkto kodas, todėl kaina yra didesnė, tiesa, nes aš pažymėjau šią galimybę, jei to neturėtume. Gerai, čia dar pridedamas mokestis ir tai yra todėl, kad aš pasirinkau šioje mokėjimo formoje privatus asmuo. Jei pasirinksite įmonės duomenis ir įvesite, tada tiesiog nepridedamas PVM mokestis. Ir tiek, po apmokėjimo turime įsigytą Selvon abonementą tam tikram laikotarpiui.